Ko čia, ble, nutiko? Vakar labai keistas pasidarei. Kas, ble? Keistas pasidarei, turbūt tave užvaldė burtininkas. Koks dar burtininkas? Apie tą, kurį pasakojai. Ai, blemba. Ai, tai vokam žaibas vos į mane nepataikė. Tai vokam. Ar aš keistai atrodo gal kažkaip? O ne, jisai tave ir įsikūnijo biškį, akis baltas pasidarė. Kur veidrodis? Jis neturi veidrodžio? Ne. Tuoj pasižiūrėsiu į langą. Oh my fucking god! Oh! Eik tu šikti! Tai yra tik vienas dalykas. Kas galėtų būti? Turi nueiti Ir visai nusižudyti? ir surasti tokius keistus žmonės ir iš jų nupirkti tokį žalią smaragdą ir jį turi nešiotis, kad tau nebūtų baltos akis. O čia šarvai. Taip, čia tau. Aš čia kiekvieną naktį toksai būsiu blogas. Gali būti. Bet turime kuo toliau pas tos žmonės nukeliauti. Aš čia negaliu, bet aš bijau, kad vėl sugrįšys. Eik, tu savo, kodėl mane numetei? Prašau. Blem, mane daužiai ir mane padėjai vėl ant lovas. Gal pasiimtum šarvus? Ne, aš vis mano pasivaikščioti naktį. Tu neik nesekiuoti. Kokią normą kokią gražybę. Taigi, kodėl tu negrįžti? Aš noriu biškį naktį pabūti. Gal apsimak šarvus nesaugu yra. Tai jis grįžo. Kur tu esi? Nieko. Kas tau buvo? Tiesiog žaibuoja vėl. Ką tai Žiauriai. Eik, šiek. buvo? Gal Biškį. Gerai. Aš noriu pagulėti. Gal tu negulėk, kažką tais padaryk. pasieksiu tau pasaką, įsijunk lempą. Eik, tu šiek baig mane mušti. Vieną kartą gyveno blogas burtininkas, kuris užvaldė tokį kaimiečius. Ir atėjo toks nepažįstamasis pas mane ir paklausė, ar galiu čia apsigyventi. Ir aš atsakė gerasis žmogus, taip, papasakoj istoriją, kaip jisai buvo pas burtininką. Ir kitą dieną jisai tapo nenormalus, o kitą dieną jam pabaltėjo akis. Ir jisai turėjo nuvykti į vieną vietą pas keistus kaimo žmonės, kurie parduoda žalią daiktą vadinamą smaragdą. Jisai labai retai iškištas. Pabaiga. Jo. Tokia neįdomi istorija. Ne. Ne. Einu į lauką. Tu eik pamiegok ir išjunk šviesas. Aš tiesiog čia pabūsiu. Užjunk visus torčius. Taip, išjunk visus torčius. Man nepatinka šviesa. Reikia naktį taupyti elektrą. Gerai. Ei, tu šikti. Nu, ei, tu sakai, išjunk šviesas, reikia miegoti. Aš dar pabūsiu naktį, noriu parūkauti biškį. Žinai, ką rūkau reiškia? Būt biškį naktį.
nuojauta. Kas nutiko? Kodėl tu su peiliu? Kokiu peiliu? Peiliu. Ai, su tuo aš tiesiog norėjau biškai po kažką atsiprašyti. Kodėl? Baig mane mušti! Kas tau yra? Aš tiesiog noriu. Einam miegoti rytoj bus ilga kelionė. Tau reikės keliauti pas kaimiečius. Ir tau padovanosiu kompasą. Gerai, tu veik miegoti. Einam kartu. Taip, tu pats miegoti, aš noriu būti naktį. Čia, viskas, aišku. Mes turime miegoti. Gerai, miegok labanakt. Ir neatsikelk, viskas, užmik, arba tau užnuodysiu su miegu. Kam tu peilį laikai? Muš! Mirk! Kas čia buvo? Viskas keista. O, išgąsdino mane. Mirk! Mirk! Eik miegoti. Sieliškai tau užmušiu. Nors sieliškai tau užmušiu. Dingsti! Ko tu tai nemiršti? Eik miegoti ir nusiramink. Ir vėl tave užvakti. O ne, Duok bybį. Duok bybį man! o ne. Mirk! 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 Mirk, kurva! Tu aš niekada su tais nematysiu! Gerai. Visi nuo manęs. Griauni namą. Einam miegoti. Tu nužudysiu. Einam miegoti. Baig. Rimtai. Reikia pagalbos. Einame miegoti. Tu nužudysiu. Einame miegoti. Pis nachui. Demono žodis pis nachui. Gerai. Kuris yra naktį išvaldo iš ryto ir dienose. Yra normalus tokie. O ne, ir vėl kaimiečius užvaldė. Alio, alio. Kur esi? Alio. Kur esi? Alio, kur tu esi? Kas nutiko? Kur aš atsiradau, blemba? Kaip skauda. O ne, skauda. Aš degu. Ir vėl kaimiečius užvaldė. Tai piktojo burtininko padėjėjai. Kur tu esi? Aš tas nematau, blemba. Ateik apačioje prie savo būsimą, kur tu norėsi savo namą. Aš nežinau, kur namas yra. Aš čia stoviu. Aš tas nematau. Ant kalno stoviu. O tu manęs nematai? Kur tu esi? Aš tas nematau. Žinai, ten takiai va didžiulį. Ne. Gal išeik iš ten ir grįžk namo. Ten susitinkam. Gerai. Taigi einam.
ant kalno buvau. Tai žmogus su toksai baltas žmogus atrodantis. Čia aš. Ne tu. Kažkaip jis dingo. Baik meluoti. Jo, rimtas dingo. Jo, rimtas dingo. Ar gal kažkoksai buvau užvaldytas? Gali būti. Tai šiandien kuo greičiau turim keliauti. Aš noriu valgyt. Aš tik turiu 2 širdutės. Noriu namo. Bėgame namo pataisysiu. Aš tai blogai jaučiuosi. Reik, atsisuk. Reik. Kas buvo? Kas nutiko? Tave neturėtų valdyti. Tai keliaujame kuo greičiau. Kur šarvai, kur mėsa? Aš išvalgęs žiauriai. O, aš turiu tavo šarvus. Gerai, duok man jos, man žiauriai reikia. Taip savo. Tada, kad reikia nužudyti. Zombi grynas. Kelkis, zombi. Kas buvo? Tavo šarvai. Gerai. Šarvai. Man koja sulaužyta. Man žiauriai skauda ir mano akis dabar baisesnis darosi. Aš biški kraują, matau biški kraują ant savo rankų. Reikia kuo greičiau eiti. Reikia, aš noriu tau užmušti. Kodėl? Todėl, nes man patinka žudyti. Ui. Atsiprašau. Jaučiuosi gerai. Ką reikia biblioteką eiti? Savo. Gerai. Gerai. Tai keliaujame pas kaimiečius. Aš tau paruošiu daug maisto. O aš eisiu biškį cukranengės, gal padirbti biškį. Noriu. Gerai. Ai, neimsiu, aš tiesiog noriu parūkauti biškį. Man patinka rūkauti. Eik tu savo. Aš tiesiog prisimenu, kai naktį ėjau rūkauti, o po to taip jaučiasi, kad viskas. Aš kaip kažkas, žinot žodį blackout. Ateik, aš tau paruošiu. Aš nualpau tiesiog ir kažkaip mano kūnas juda. O, kiek kobolio, ačiū žiauriai. Čyteris grynas. Aš kaimietis esu. Kur tu blemba tiek kobolių gavai? Čia yra daug medžių, kad aš tačiau. Čia krūmus nugriaudavau. Gerai, ble. Tai gal keliaujame jau. Gerai. O pirmą, mums reikia eiti į biblioteką apie tos burtus, blemba. Tai nėra jokių burtų. Visas knygų sudegino jis, kad nežinotų, Pala, aš mačiau su mintise tokią biblioteką, toksai, neprisimenu jo vardą, bet jis buvo su juoda barzda ir jis sakė, kad apie biblioteką tokią rodė ir ten buvo parašyta slapta biblioteka, galbūt bus biblioteka. Tai tu keliauk pas kaimiečius, jeigu pasitaikys biblioteka, tai buvo gerai. Ates, geros kelionės. Kur tu eini? Namuose tokie burtai yra, kad galim tik vienas. Gerai, ate. Ate. Sėkmės. Aš įsikursiu, tau namą pastatysiu. Gerai. Man vienas eiti dabar. Gerai, gal viskas užtrunka. Eik tu savo, kiek ilgai vaikšto, žiūri šalkis. Valgyt. Eik savo, ta biblioteka labai ilgai. Kas ten? Eik tu savo, gerai, kad dar naktis nėra. Galėsiu kažkas paskaityti. Ar galima įeiti? Galima. Ar tu gal blogai jautiesi? Ne, tiesiog. Jeigu jūs norite burtų, čia šiek burtų galite rasti šioje lentynoje. Matau, kaip jūsų akis yra baltas. Kurį knygą arba tave nužudysi? Atsiprašau, aš noriu kalbėti, eik tu šit
Jam, tu kvailis esi. Nu, blam, aš norėjau tiesiog knygą užsisakyti. Eik šit. A čia gal tas Vildžeris pasakė kažką tas. Lelis vynas. Gerai, kur čia yra? Kur čia yra? Bum, 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 bum. Nieko čia nėra. Kur burtų knyga? Svarbiausi burtininkų knygos ten tokios. Kur užkerėti ten mano akis. Tas. Gali. Taip. Ai, tu turi savo porsinį. Čia tavo yra. Čia gal bus svarbiausios knygos. Noriu skaityti. Noriu perskaityti. Kaip reikia man valdyti. Taip, lėtas bomžė. Taip. O, gavai knygą. Tamo knygelę. O. Labai sena knyga. Prieš kiek metų jį čia buvo įdėta? Prieš 1000 ir ją radai. Gerai, tuoj paskaitysiu. Gerai. Skyrius 2, 48. Kai jums skirėtų už burtininko baltas akis. Gerai. Jeigu tu gavai burtininko akis, čia bus... Pirmoji naktis to akis buvo normalios, o kai jau atėjo diena, to akis pasidarė baltos. Jei antra naktis tu buvai daugiau agresyvus, tu daugiau žudai, tu blemba buvai nužudęs kažką tais galbūt. Ir jeigu po 3 mėnesių, jeigu neįsigydysi savęs po 3 mėnesių, tu būsi tapęs labai blogas ir tu niekados nebetapsi blogu. Niekados netapsi geru. Tiesiog čia sunku skaityti, tokios mažos raidės. O čia dar. Ir dar tu turi nukeliauti, jeigu tu nori išsigydyti, tu turi nukeliauti tokią vieną vietą. Tai kur ta vieta yra? Ten ta, kur apie kaisus Vildžeris, mano draugas, sakė. Panašus į šitie, bet šitie yra paprasti. Panašus? Labai panašus, bet Bet jie turi turėti galių kaip zombiai kažkokie. Keliauk. Gerai. Gerai. Nusižudysiu save. Gerai, aš einu šią blėdę, einu. Viso gero. Gerai. Biškti kos.